Sveiki, su jumis tiem, kas tiki. Pažiūrėkime šiandien, ką papasakos kortelės. Bus 3 variantai. Pasirinkite savo. Taigi pažiūrėkime. Man krenta 3 moterys, kiekvienam variante. Tai turbūt bus pranešimas kažkoks moterim. Taigi, pirmam variante pasakoju apie tai, kad yra kažkoks tai stabdymas paties savęs. Gali būti kažkokie ieškojimai finansinės pagalbos ar tai kažkokie sunkumai su finansais. Įvykusi kažkokia tai griūtis ar pabaiga, kuri neleidžia sudaryti sąlygų geriems finansams. Galbūt šeimoje yra kažkokia tai situacija. Pažiūrėkime, dėl ko stringa finansai pirmam variante. Dėl ko stringa finansai. Finansai gali strigti dėl kažkokio tai jausmų pertekliaus ir kažkokio tai nesidalinimo jausmais. Galbūt esate uždaras žmogus, kuris nenori niekam nieko duoti, bet turi gana nemažai. Kažkas galbūt jums teikia emociškai, bet ne materialiai. Pas jūsų yra tuščios taurės, kurios jums kažkaip trukdo sukurti tą finansinę gerovę. Kai kažkas ateis, jums emociškai galbūt pagerės situacija ir jūsų gyvenime kažkaip taip nušvies saulė, kažkaip geri ketinimai ateis, geros mintys, galbūt pasikeis
išeisite iš pakabintos situacijos, nustosite kovoti su savimi ir kitais. Ir kažkaip viskas pasikeis. Turite dar pereiti, susitaikyti su tai, su kuriais nesate susitaikę, pabaigti visas kovas. Ir kad ateitų nauja pradžia, turi pasibaigti kažkas. Kas antram variante? Antram variante moteris galbūt augina katę, ji vadovaujasi savo žodžiu, yra laiminga, dabar gali būti, kad poilsiauja, gali turėti kažkokį tai draugą, kuris siūlo kažkokius tai susitikimus, kažkokius tai... Tiesiog žmogus nėra apsisprendęs, ko nori. Gali būti, kad apibėga dovanomis ir vėl dingsta. Ir tai jums daužo širdį. Jūs norėtumėt kažkokios naujos pradžios, bet tai, kas vyksta, jūs veda į griežtumą kažkokį tai. Norite viską sustyguoti taip, kad būtų pagal jus. Kas čia vyks toliau? Antras variante. Kokiu... Norėsite sąjungos, kad viskas būtų padaryta taip, kaip turi būti. Kad jums pavyks. Tai bus labai didelė našta. Galbūt eisite per ego. Svajonė liks svajonė. Viltis galbūt neįsipildys. Jis atrodo lyg tas žmogus, kuris sukasi aplink, atrodo, kad pilsto tuščiai kiaurą. Ir tie žodžiai gali būti kažkokie paremti kažkokiais veiksmais, bet labai labai mažai. Reikia labai daug darbo įdėti, kad viskas būtų pavyktų ir galbūt ne vieną kartą buvo bandyta. Bet visą laiką būdavo kažkokios tai iliuzijos, kažkokie tai nesutarimai, nemokėjimas įsikalbėti, gali būti vėžio ženklas, žuvys, jautis. O pirmam variante matau, kad būtų ožiaragis. Dabar trečiam variante yra moteris, kuri galbūt yra su velniškais prisirišimais ir ji turi galimybę kažką pakeisti. Jos rankose yra likimas. Ką ji norėtų pakeisti, kokia čia yra mintis paslėpta. Ji norėtų pergalės. Norėtų pasijausti lyg tai būtų viskas jai, viskas jos ir ji turėtų visišką kontrolę, visišką valdžią.
savo gyvenime bent jau ir kad kiti matytų jos pergalės. Yra kažkoks žmogus galbūt pertekęs savo gyvenime viskuo, netgi apkerpėję savo mintimis, nes jos neturi naujų vėjų, bet tiesiog materialumas, kaip matau, lys per kraštus. Galbūt jūs esate kažkiek žiūri į jūs, tas žmogus iš aukšto, nes jisai visko turi, o jūs kontroliuojate. Yra kažkas pasakyta apie pinigus, kad kažkoks šansas turėtų ateiti, bet jūs dar neradote. Neradote to, kaip pasakytos, gyslos, kuri jums atvertų visus kelius, bet ji yra. Aišku, tai yra didžiulis darbas ir ar jūs jo imsitės? Jūs žvalgysitės į praeitį, arba tas žmogus žvalgysis į praeitį. Kažkokios moters pasakymo žvalgysis, labai bijos kažkokių tai nuomonių kitų. Ir jūs nesusitarsite dėl kažkokių tai perspektyvų savo gyvenime. Kažkas jums gali nepaklusti, kad ir kaip jūs norėtumėt, žinosit, kaip elgtis teisingai su šiuo žmogumi, kaip elgtis, kad nepakliūti į aklavietę. Bet jums vis tiek bus užrištos akys. Dėl ko? Galbūt tom žmogui yra svarbi kita moteris. Gali būti liūto ženklai. Nebūtinai, kas čia eina per ženklai. Ožiaragis. Ožiaragis, liūtas, avinas. Kažkiek greiti įvykiai jūsų laukia. Norės greitai pakeisti vyro situaciją, nors neturės tam pajėgumų. Su kažko bandysit kalbėtis dėl kažkokių tai galbūt plaunamų pinigų, kur dingsta. Jeigu turite žmogų, tai kur tie finansai dingsta, nes atrodo jų nėra ir čia viskas apie materialumą. Kodėl šitaip vyksta? Vėl pranta moteris, galbūt mama jam patarinėja, kaip sureguliuoti visą situaciją, nes jisai nėra tam pasiruošęs, jam reikia pagalbos. Ar jis tą pagalbą gauna iš mamos, gaukime patvirtinimą. Kažkas yra supandžiotas. Šitoje situacijoje kažkas yra visiškai pririštas ir tai nėra mama. Galbūt jums yra užrištos akys, meluojama dėl finansinės situacijos. Nors jūs moteris atrodo poilsyje ir finansiškai gerai stovite. Kodėl čia taip yra? Kažkas išeina nuo jausmų. Galbūt tas žmogus jūsų nebemyli. Ar jis turi kitą? Ar jis turi kitą? Jisai pasinėrės į darbo reikalus. Arba jūs pasinėrėte darbo reikalus. Ir galimas variantas, kad jisai kuria kažkokius tai planus su kitu žmogumi, arba jūs mato su kitu žmogumi, ne savo kelyje. Taigi, toks būtų trečias variantas. Ačiū, kad išklausėte mano šiandienos taro įžvalgas. Iki kitų susitikimų. Taip pat galite susisiekti taro tiem, kas tiki @gmail.com asmeniniams taro žinutėms ir būrimams. Ačiū Jums, kad žiūrėjote.